Na tai Dainiau, kalbant apie rungtynes, ypač apie trečią kėlinį, ko gero tokio spurto šį sezoną tarptautinėse rungtynėse dar nebuvo. Tai manau buvo pirmas 15 minučių geras. Aišku, trečiam kėliniui mes sutvarkėm visus reikalus ir ta atkarpa tikrai buvo tiek gynybai, tiek puolime labai gera. O per pirmą pusę suklydot 2 kartą. Turbūt čia vienas iš svarbiausių pergalės faktorių buvo, prasme, gero žaidimo faktorių. Tai aišku, klaidas yra viena iš svarbiausių. Vis aišku, gynyba buvo nebloga, neskaitant paskutinių 5 minučių antro kėlinuko, kai jie įmetė kelis tritaškius laisvi. Kaip vertini tokį Zavadsko sutikimą Žalgirio arenoje? Oi, nu čia kaip man vertinu, tai fanai prisimena viskas, kas yra pasakyta, padaryta ir čia visur taip yra, manau, kad tie tokie įsišokimai, kur bebūtų, kas bebūtų padaryta, po to jie labai ilgai išlieka ir persekioja kabutėse žaidėjai.